Sveiki, mano vardas Greta Rek ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Ir oh my god, kaip čia karšta. Persikraušiau pagaliau, tad būkit geri, nekreipkite mano prakaituotą veidą, prakaituotą kūną, nes aš daugiau nieko negaliu čia padaryti. Tad būkit geri, nekreipkite dėmesio į mano veidą. Aš turiu dar daug dalykų nusipirkti, kaip tarkim žaliuzės. Ir tikiuosi, jog nepagaus mano mikrofonas važinėjančių mašinų, tad žiūrėsim, kaip čia bus. Tad šiandien aš norėjau padaryti video apie Lucy Letby. Tikrai jau turbūt esate girdėję apie ją, kadangi visa šita byla vyksta apie daugiau nei metus, bet tik tai išpopuliarėjo, taip sakant, per pastarąjį mėnesį. Mačiau, jog keli kiti lietuviai padarė apie Lucy video, todėl aš paliksiu jų video pas save aprašyme, kaip ir žinoma visą kitą informaciją, iš kur aš ištraukiau savo informaciją, bet po išsikraustimo aš ir toliau sekiau, kas vyko su ją, todėl pačiame gale bus šiek tiek galbūt daugiau naujesnės informacijos, negu jūs girdėjote tuose praeituose video. Ar girdėjote per žinias. Nes kiek žinau, netgi Lietuvos naujienos kalbėjo, rašė apie tai. Tad pasistengsiu pradžią su visom detalėm papasakoti kuo greičiau ir pereiti prie tos naujesnės informacijos. Tikiuosi video neprailgs ir nepasirodys nuobodus. Ir tikrai niekinga moteris, net šlykštu vadinti ją moterimi. Ir apskritai net nėra žinoma, kodėl jinai tai darė. Ir tai tiesiog pykdo dar labiau. Tad kaip visada, subscribe, like, dedam savo nuomonės į komentarus ir be ilgų kalbų pradėkim. Lucy Letby prieš kelias savaitės buvo pripažinta kalta dėl 5 berniukų ir 2 mergaičių nužudimo, bei pasikėsinimo nužudyti dar 6 kūdikius, kai jie tarp 2015-16 metų dirbo Česterio grafienės ligoninėje. Viso teismo metu jų tvirtino, jog yra nekalta, tačiau įrodymai, tokie kaip ligoninės įrašai ir net jos pačios užrašai, kitur buvo rašyta dienoraščiai, sako, kad kita. Ir kaip visada, aš mėgstu pradėti nuo nusikaltelės pačios pradžios gyvenimo, tai yra nuo pat vaikystės. Lucy Letby gimė 1990-aisiais sausio 4 dieną Hereforde, Anglijoje. Ji buvo vienintelė duktė buhalteriai Susan Letby ir baldų pardavėjui Johnui Letby. Skaičiau, jog motinai tuo metu buvo 29, o tėvui 44. 15 metų skirtumas. Tik tai aš nežinau, kada jie susipažino, kada jie nusprendė susituokti ir kada jie nusprendė turėti vaiką. Bet tiesiog norėjau įdėti tokį faktą. Pasirodo, kad Lucy pati gana sunkiai gimė. Tiksliai neradau, kas būtent jai buvo, tačiau jos draugas, kuris ją pažinojo nuo vidurinės laikų, sakė, jog jinai visada buvo labai dėkinga toms slaugytojoms, kurios padėjo per nėštumą. Ir matyt tai, turbūt būtent tai ir paskatino jos norą tapti slaugytoja. Ir kaip tas draugas sakė, viskas, ką jį darė, buvo nukreipta į galutinį tikslą – tapti slaugytoja. Kaimynai teigia, jog Lucy savo tėvams kėlė tiesiog džiaugsmą. Ji buvo paklusni, niekom neįsiskirianti ir tiesiog miela mergaitė. Ir jos vaikystėje nebuvo absoliučiai jokios dramos. Jokios traumos. Tėvai galėjo išvažiuoti atostogų kiekvienais metais ir išsiųsti ją į gan geras mokyklas, vien dėl to, kad turėjo gerus darbus. Ir tai yra gan keista, kadangi nepalyginsi su kitais vaikžudžiais, apie kuriuos aš kalbėjau savo kanale. Daugumo jų visada turėjo kažkokias tai traumas. Ir ji buvo visiškai normalus vaikas, normali paauglė, mėgo Disney, ypač Snieguolė ir 7 nykštukai, ji turėjo katiną. Žodžiu, visiškai jos gyvenimas buvo normalus. Ir dar kitas dalykas, jog kai jinai buvo paauglė, pirmąjį savo darbą, nepilną dieną, gavo VH Smith filialę, tai yra tiesiog knygynas šiandien Anglijoje. Kaip sakiau, Lucy užaugo Hereforde ir ji įgijo išsilavinimą Ailestono mokykloje ir Harvardo 6 formos koledže. Na ir tada po koledžo Lucy slaugytojos išsilavinimą įgijo Česterio universitete, kur per 3 mokymosi metus atliko praktiką stažuotę Liverpoolio moterų ligoninėje ir Česterio grafienės ligoninėje. Lucy buvo pirmoji iš savo šeimos, tai yra iš visos šeimos, kuris studijavo universitete. Ir ji jį baigė 2011 metais rugsėjai. Kai baigė studijas, jos tėvai taip ją didžiavosi, jog vietinėme laikraštyje nusipirko skelbimą, kuriame tiesiog buvo parašyta: mes taip džiaugiamės tavimi po viso tavo sunkaus darbo. Su meile, mama ir tėtis.
Po studijų Liusi nusprendė, jog jinai nori pasilikti Česteryje. Tėvai galvojo, jog jinai grįš namo, tačiau jinai nusprendė likti tenais. Iš vieno mažo miestelio į kitą mažą miestelį. Bet jinai atliko tenais tam Česterio ligoninėje praktiką, tai galbūt dėl to jinai norėjo ir gauti darbą tenais ir likti tenais. Dar kitas dalykas, kodėl Liusi nenorėjo grįžti namo, tai kaip jinai sakė, jos tėvai buvo gana suffocating, dusinantis. Tėvai sraigtasparniai, karočią. Bet iš gerosios. Erzinančiai, bet visiems gerosios pusės, nes, tėvams jį tikrai rūpėjo. Ir tikrai tėvai netgi iki šios dienos myli Liusi. Ir kitas dalykas, tie miesteliai nebuvo taip toli vienas nuo kito. Ir nors tėvai nebuvo visiškai patenkinti, jog jinai nenorėjo grįžti namo, jie visiems padėjo jai nusipirkti savo pirmąjį namą. Pirmąjį ir vienintelį. Tai buvo 179 000 svarų kainuojantis 3 miegamųjų namas, esantis vos už mylios 1,6 km nuo Česterio grafienės ligoninės. Ir tenais ji gyveno viena su 2 katinais, tai Tiger ir Smudgy, Tigriu ir Smudžiu, kuriuos ji, kai buvo rašyta, išgelbėjo. Aš nežinau, ar jinai rado juos gatvėje, ar pasiėmė iš prieglaudos namų, tačiau visi žinojo, jog tie katinai buvo, išgelbėti. Dirbdama, jinai, žinoma, susipažino su savo kolegėmis ir, kai buvo rašoma, jinai turėjo gan didelį ratą draugių. Kolegių, kurios su laiku patapo draugės. Jos visos kas metus išvažiuodavo į Ibizą atostogų. Ir jinai lankė šokių pamokos, jinai eidavo į sporto salę. Tiesiog turėjo visiškai normalų, sveiką gyvenimą. Jinai neturėjo vaikinų, bet kaip sakė pati, ji buvo per jauna tam, jai labiau rūpėjo karjera ir jos draugės. Liusi dirbo kaip neonatologė. Slaugytojo, karočią. Neonatologija yra pediatrijos subspecialybė, kurią sudaro naujagimių medicininė priežiūra. Tai yra specialybė paprastai praktikuojama naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje. Pagrinde sergantys naujagimiai, kuriems reikalinga speciali medicininė priežiūra, pavyzdžiui, kai naujagimiai yra neišnešioti dėl mažo svorio, apgimimų, sepsio, plaučių hipoplazijos ar gimdymo asfiksijos. Ir 2011 metais rugsėjo mėnesį jį įgijo 5 grupės slaugytojos kvalifikaciją, galinčią prižiūrėti intensyviosios terapijos kūdikius. 2013 metais darbuotojos profilyje ji teigia, kad yra atsakinga už įvairius kūdikių, kuriems reikalinga įvairaus lygio pagalba priežiūra ir kad jai patiko stebėti jų pažangą ir remti kūdikių šeimas. Ir ji išties mylėjo savo darbą. Jinai ateidavo anksčiau, išeidavo vėliau, pasimdavo daugiau šiftų. Tiesiog buvo pavyzdinga darbuotoja. Liusi taip pat dalyvavo akcijoje, renkant lėšas naujam naujagimių skyriui toje ligoninėje. Ją netgi kelis kartus įdėjo į laikraštį ir ant tos didelės skelbimų lentos. Ir ligoniniai pavyko surinkti 3 milijonus svarų. Ir gauti tą visą kambarį ir reikmenis ir visą kitą. Ir tai nuostabus puikus darbas. Ir dabar nuo čia prasideda pirmasis pradinis tyrimas, kuris labai ilgai užtruko. Tad neoficialioje apžvalgoje, kurią 2015 metais birželio mėnesį atliko Česterio ligoninės grafienės NHS Foundation Trust konsultantas ir vadovaujantis neonatologas, atskleidė nerimą keliančius duomenis susijusius su 4 nepaaiškintais atvejais, kurie įvyko tame pačiame skyriuje. 3 iš šių atvejų tą patį mėnesį baigėsi mirtimi. Ir buvo pastebėta, jog Liusi visada buvo toje pamainoje, kai tie kūdikiai mirdavo. Nors padalinio konsultantai nedelsdami pranešė apie šias mirtis komitetui atsakingam už rimtų incidentų sprendimą, komitetas jas priskyrė kaip gydymo klaidas, o ne pripažino jas rimtais incidentais susijusiais su netikėtomis mirtimis. Ir būtent dėl to tas tyrimas nebuvo šitiek laiko atliktas. Ir gal girdėjote šią informaciją, bet anksčiau naujagimių skyriuje per metus mirdavo apie 2-3 vaikus, tačiau vien tik per 2015 metus tarp birželio ir rugpjūčio mėnesių mirė 7. Ir tiesiog šiaip turėjau nuo pat pradžių pranešti, jog jeigu jums yra skaudu girdėti apie vaikų naujagimių mirtis ar šiaip kankinimąsi tokį, turėtumėte praleisti video,
nes man pačiai reikėjo kelias kartus tiesiog uždaryti laptopą ir kažkur išeit. Ir šiaip apskritai vien tas faktas, jog užtruko šitiek laiko sustabdyti ją, yra tiesiog neapsakoma. Neapsakomai pikta. Ir labai svarbus žmogus šioje visoje byloje yra daktaras Stephanas Briery, kuris ir buvo tas, kuris pirmą kartą išreiškė susirūpinimą dėl Lucy. Ir tą patį mėnesį ne tik daktaras, bet ir kiti konsultantai išreiškė savo susirūpinimą. Tačiau jie buvo arba atmesti, arba tiesiog tyliai tarpusavį aptarti ir palikti. Daktaras Stephan Briery šiandien sakė, kad ligoninių vadovai turėtų būti reguliuojami taip, kaip ir gydytojai. Jisai sakė, jūs einate pas vyresnį kolegą su problema ir išeinate sumišęs ir sunerimęs, nes ši problema pakreipiama taip, kad jūs pradedate suprasti, kad jie jūs mato kaip problemą. Vien dėl to, jog prašai pagalbos. Vien dėl to, jog turi susirūpinimą dėl savo kito kolegos, kuris galbūt žudo naujagimius. Ir tau pofik, ir tu nieko nedarai kaip vadovas. Ir NHS bandė sakyti, kad mes čia priminime visiems vadovom, kaip visa tai yra svarbu ir jeigu kažkas tai turi susirūpinimą, jūs turite kreipti dėmesį į tai. Ir taip čia aišku, ne? Tad pereikime dabar prie 2016 metų, nes tada mirė dar keli kūdikiai. Tad mėnesio pabaigoje 2 iš 3 neišnešiotų trinukų mirė 24 valandas vienas nuo kito. Ir daktaras Stephan Briery dalyvavo tų darbuotojų, kaip buvo rašyta, sutraumuotų darbuotojų susitikime. Ir jisai sakė, kad nors kiti atrodė gana nuliūdę dėl šio viso įvykio ar tikrai sutraumuoti, Lucy atmetė jo mintį, kad jinai galbūt turėtų pasilikti namie, jog jinai jaučiasi, irgi liūdna. Tačiau ji pasakė, ne, aš rytoj grįšiu į pamainą. Ji buvo gana, kaip daktaras sakė, ji buvo gana laiminga ir pasitikėjo savimi grįžti jau kitą dieną po tokio įvykio. 2016 metais vasario mėnesį vyriausiasis neonatologas kartu su kitais konsultantais baigė teminę apžvalgą, kurioje buvo ištirtos 5 nepaaiškintos mirtis ir pablogėjimai skyriuje. Jų tyrimas parodė, kad vienintelis bendras veiksnys šiais atvejais buvo Lucy Ledby buvimas. Tai jau tai turėjo sukelti pakankamai daug klausimų, kad paimt ir ištirti ją, kad paimt ir labiau žiūrėti, ką jinai daro, kaip jinai dirba. Ir daktaras Briery, kaip ir sakiau, labai svarbus asmuo, kuris vis bandė visiems sakyti, kad kažkas tai yra negerai su Lucy. Tad daktaras Briery susisiekė su Alison Kelly ir ligoninės medicinos direktoriumi Ianu Harvey dėl skubaus susitikimo. Kovo pradžioje jis taip pat parašė Aaronui Pavelui, mums vis tiek reikia pasikalbėti apie Lucy. Pagrindinis neonatologas apie išvadas pranešė skubiu elektroniniu laišku Tresto medicinos direktoriui, tačiau esminių veiksmų nebuvo imtasi, nes vadovų nuomonė tai tebuvo atsitiktinumas. Ir matote, kodėl yra taip pikta ne vien dėl pačios Lucy, ką jinai padarė, bet ir dėl kitų daktarų, vyriausiųjų ten tų daktarų ir panašiai. Aplaidumas nežmoniškas. Ir galima buvo išgelbėti šitiek gyvybių, jeigu tik tai būtų atkreiptas dėmesys nuo pat pradžių į Lucy. Ta vakarą daktaras Stephan Briery sakė paskambinęs budinčiai Karinai Rees ir pareikalavęs, kad Lucy būtų atleista iš tarnybos. Ji atsisakė. Daktaras Briery sako, kad užginčijo ją dėl to, ar ji priėmė šį sprendimą prieš 7 pediatrų konsultantų pageidavimus. Jis paklausė, ar ji prisiims atsakomybę už viską, kas gali nutikti kitiems kūdikiams. Ponia Karina Rees atsakė taip. Kitą dieną kitas kūdikis, žinomas kaip Baby Q, vos nenumirė, kai Lucy dirbo. Ir Lucy dar dirbo 3 pamainas. Ir tik tai tada galiausiai buvo nepašalinta nuo darbo, neatleista nuo darbo. Jinai tiesiog buvo perkelta iš naujagimių skyriaus į kitą skyrių. Ir tai buvo praėjus metams po pirmojo incidento. Ir kai ją pašalino iš naujagimių skyriaus, visi pablogėjimai ir mirtys tiesiog nustojo, sumažėjo. Ji buvo perkelta į ligoninės rizikos ir pacientų saugos skyrių. Bet tenais jinai turėjo prieigą prie tam tikrų vadovų, kurie turėjo ją ištirti. 2016 metais, birželio 28 dieną, vienas iš konsultantų atsiuntė
vienam iš vadovų laišką, sakant, kad galbūt mums reikėtų kreiptis ne į ligoninės atstovus, norint ištirti šias visas nepaaiškintas mirtis, o kad gal greičiau mums reikėtų kreiptis į policiją. Bet vadovybė galvojo daugiau, jog kiti daktarai paprasčiausiai nemėgo Liusi ir mėgino susiburti ir atleisti ją iš darbo. Ir kitas dalykas, kodėl jie nenorėjo, jog policija ištirtų, jog tai būtų galima žala fondo reputacijai, ligoninės reputacijai. 2016 metais, Liepos mėnesį, pagaliau kažkas tai buvo pradėta imtasis, nes ponas Ian Harvey, kuris yra blogiuko šioje situacijoje, pakvietė Karališkai pediatrijos ir vaikų sveikatos koledžą peržiūrėti naujagimių skyriaus paslaugų lygį. Ir jie pradėjo šią peržiūrą tik tai rugsėjo mėnesį. Ir tų pačių metų skyriaus paslaugos buvo sumažintos, nebepimta priešlaikinių gimdymų iki 32 savaičių ir tokie atvejai buvo nukreipti į kitas šiaurės vakarų Anglijos ligoninės, tokias kaip Alderhay vaikų ligoninė. Ir tada spalio mėnesį jie pateikė savo išvadas. Paprasčiausiai pasakė, jog mes nežinome, kodėl padaugėjo mirčių, tačiau tai galėjo atsitikti dėl darbuotojų stokos ar nepakankamai daug darbuotojų su ilgesnė patirtimi. Na ir žodžiu, tas daktaras, tas Ianas Harvey, turbūt taip nenorėjo kviesti policijos ištirti šito viso dalyko, jog jis taip pat susisiekė su gydytoju Jane Howden, Londono neišnešiotų kūdikių specialistė, ir paprašė jo peržiūrėtų naujagimių skyriuje mirusių kūdikių bylas. Bet ji neturėjo daug laiko ir peržiūrėjo viską labai paprastai, beveik nesigilindama. Daktarė Jane Howden teigimu, jos ataskaitai buvo skirta diskusijoms ir mokymuisi ir nebūtinai būtų patvirtinta teisme. Tačiau net ir ribotoje Dr. Jane Howden ataskaitoje buvo rekomenduojama 4 kūdikių mirtis ištirti teismo ekspertizės būdu. Taip neatsitiko. Liusi tuo metu išreiškė nepasitenkinimą ir parašė oficialų nusiskundimą. Dėl to, jog jinai buvo perkelta į kitą skyrių. 2017 metais sausio mėnesį valdyba pritarė šiam skundai ir nustatė, kad jos pašalinimą surengė konsultantai be tvirtų įrodymų. Tai kokie įrodymai ir iš kur jie galėjo būti, jeigu niekas jos nenorėjo tirti? Jie palaikė jos grįžimą į naujagimių skyrių ir pasiūlė ją įsidarbinti Alderhay vaikų ligoninėje Liverpoolyje, taip pat paramą tobulint praktiką arba magistro laipsnį. Žodžiu, jie ne tik mėgino ją apsaugoti nuo šių kaltinimų, bet ir suteikti geresnį įsilavinimą, geresnį darbą maždaug. Tipo, tu tiesiog čionai sėdėk ir viskas tvarko čia su tavim. Mes labai atsiprašom, kad taip tau nutiko. Dar kitas faktas, jog tas generalinis direktorius susitiko su Liusi ir jos tėvais ir atsiprašė už visą tai, kas įvyko. Ir patvirtino, jog tie visi konsultantai ir daktarai, kurie skelbė, jog su Liusi kažkas tai negerai ir jog jinai yra kalta dėl tų mirčių, jog jie bus nubausti. Ne Liusi, o visi tie daktarai, kurie turėjo nerimą dėl jos darbo. Ir jisai netgi liepė tiems konsultantams nusiųsti Liusi atsiprašymo laišką, ką jie padarė 2017 metais vasario mėnesį. Keliems konsultantams buvo liepta susitikti su ją, atsisėsti, pasikalbėti apie visus tuos nusiskundimus. Vienas iš jų buvo daktaras Stephen Briery, kuris to nepadarė, malačius. Tačiau po šito viso atsiprašymo, tai 2 mėnesiams praėjus po šio atsiprašymo, konsultantai nenusileido ir jie paprašė policijos atvykti ir ištirti šias visas neaiškias mirtis. Po poros savaičių daktaras Stephen Briery ir jo kolegos galiausiai susėdo su Češyro policija. Jie buvo nustebinti, sakė jis. Kitą dieną Češyro policija pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl įtartinų kūdikių mirčių Česterio grafienės ligoninėje. Ji buvo pavadinta Operacija Hummingbird. Tas daktaras Stephen, jisai visą laiką padėjo ir dirbo su policija, kol Liusi vis dar dirbo toje ligoninėje. Vieną vėlų vakarą jis, daktaras Stefanas, nagrinėjo kai kuriuos istorinius medicininius įrašus, kai atrado 2015 metų atliktą vieno iš jo skyriuje esančių kūdikių kraujo tyrimą. Jis užfiksavo pavojingą insulino kiekį kūdikio kraujyje. Testų rezultato reikšmė tuo metu buvo praleista.
nepastebėta. Kūnas gamina insuliną natūraliai, bet kai gamina, jis taip pat gamina medžiagą vadinamą C-peptidų. Ir ką jisai bežiūrėdamas į tuos dokumentus pamatė, jog būtent ta medžiaga tame kūdikyje buvo nulinė. Ir tai tik tai buvo įrodymas, kad insulino kūdikio organizmas nepasigamino, o jis buvo sušvirkštas. Tai supykino mane, prisimena daktaras Brairy. Buvo visiškai aišku, kad šis kūdikis apsinuodijo insulinu. Ir pagaliau po kelių mėnesių šio viso policijos tyrimo Liusi buvo suimta ir atleista iš darbo. Ir praėjo 3 metai nuo tada, kai daktaras Stephen Brairy išreiškė savo susirūpinimo dėl tų keistų kūdikių mirčių. Kai nauja medicinos direktorė ir generalinio direktoriaus pavaduotoja daktarė Susan Gilby pradėjo dirbti praėjus mėnesį po Lucy arešto, ji buvo šokiruota dėl to, ką rado. Pono Ian Harvey biure paliktoje bylų dėžėje daktarė Susan Gilby rado įrodymų. Žodžiu, naujagimiai pažymėti dokumentai atskleidė, kaip 2015 metais vykusiame vadovų susirinkime buvo susitarta, kad pirmasis 3 mirtis išnagrinėtų išorinė organizacija. To niekada nebuvo. Vadovybės komanda taip pat tinkamai nepranešė apie mirtis. Tai reiškia, kad platesnė NHS sistema negalėjo pastebėti didelio mirtingumo lygio. Ligoninės tresto valdyba taip pat nežinojo apie mirtis iki 2016 metų Liepos mėnesio. Daktarė Susan Gilby sakė, kad tresto atsisakymas kviesti policiją turėjo didelį įtaką tai, kaip jis atrodys. Jų reputacijos apsauga buvo didelis veiksnys, kaip žmonės reagavo į iškeltus rūpesčius, sakė ji. Tiesiog, kol jinai dirbo toje ligoninėje ir ieškojo tų visų maždaug informacijų prieš šiuos visus daktarus, jinai pastebėjo, kad daktarai paprasčiausiai mėgino apsaugoti savo reputaciją. Kad tik tai nekviestų policijos, kad tik tai nebūtų aiškinamasi dėl tų visų mirčių. Ir pats daktaras Stephen Brairy pasakė, kad būtent tie daktarai, jie su kitais kolegomis, žemesnio laipsnio kolegomis, kaip jis pats, elgėsi slaptingai ir kritiškai. Ir jisai dar pridūrė, jog nuo 2017 metų sausio mėnesį tie visi vyriausiai daktarai ir panašiai tyčiojosi, bulino, taip sakant, tuos visus, kurie mėgino prašyti ištirti tas visas mirtis. 2018 metais Liepos 3 dieną Lucy Letby buvo sulaikyta policijos, įtariama 8 nužudimais ir 6 pasikėsinimais nužudyti po metus trukusio tyrimo. Ir jos namuose Česteryje policija atliko kratą. Ir policija vėliau po to viso arešto, pirmojo, jie išplėtė visą tyrimą, kadangi jinai dirbo Liverpoolio ligoninėje. Ir paskui policija nusprendė peržiūrėti visą absoliučiai Lucy karjerą. 2018 metais Liepos 6 dieną Lucy paleista už užstatą ir po 3 dienų nuo pirmojo arešto Lucy buvo paleista už užstatą ir policija toliau tęsė savo tyrimą. Tada ji vėl buvo suimta 2019 metais birželio 10 dieną dėl 8 žmogžudysčių ir 9 dabar jau bandymų nužudyti kitus kūdikius. Ir 3 kartą suimta 2020 metais lapkričio 10 dieną. Lapkričio 11 dieną buvo apkaltinta 8 nužudimais ir 10 kaltinimų pasikėsinimų nužudyti. Pagaliau Lucy buvo pilnai uždaryta į policijos areštinę be jokio užstato. Lucy neigė visus 22 jai pateiktus kaltinimus dėl mirčių, kaltindama ligoninės higieną ir darbuotojų skaičių nepriteklių. Atmazai. Dabar noriu greitai pakalbėti apie kiekvieną kūdikį, kurį mes žinome, ką Lucy padarė, kaip nužudė ar kaip bandė nužudyti. Mes neturime jokios informacijos kaip vardai ar pavardės ir aš manau, jog tai yra labai gerai. Neturėtų būti skelbiami tų vaikų vardai ir tėvų vardai ir pavardės, nes tai tiesiog sukeltų dar didesnį skausmą. Ir mums paprasčiausiai reikia užtektinai informacijos nuspręsti, kaip labai nekęsti Lucy. Pasakysiu taip. Išsireikščiu taip. 2015 metais birželio 8 dieną Lucy Letby nužudė kūdikį A. Lucy Letby nužudo kūdikį A dvynį, suleisdama oro į jo kraują praėjus mažiau nei valandai po to, kai Lucy buvo paskirta dvynukų slaugytoja. Tai buvo berniukas ir mergaitė dvynukai, kurie gimė per anksti. Gydytojai teigia, kad berniukas buvo geros būklės ir kvėpavo oru be papildomos pagalbos ir jam buvo duota ištraukto motinos pieno. 8 valandos 26 minutės Lucy iškviečia gydytoją į kūdikio inkubatorių. Taip pat įspėja ir budinti konsultantą.
Atsiminkite budinti konsultantą. Ir gydytojas ir konsultantas pastebi keistą spalvos pakitimą ant berniuko odos, rožinės spalvos dėmės ant mėlynos odos, kurios atsiranda ir išnyksta. Nepaisant bandymų gaivinti, kūdikis A miršta 8 valandos 58 minutės. Sorry, ten kaimynai. Tad tai buvo birželio 8 dieną. Birželio 9 dieną Lucy Ledby mėgino nužudyti kūdikį B. Lucy bando nužudyti kūdikio A seserį dvynę, kai jos tėvai įtikinami šiek tiek pailsėti, išeiti, kai po brolio mirties budėjo prie jos lovos. Mergaitėje atsirado tos pačios komplikacijos vos po 27 valandų nuo tada, kai mirė berniukas A, jos brolis. Ji nustojo kvėpuoti apie 12 valandų 30 minučių ir atrodė kaip jos brolis, blyškiai balta ir su šia purpurinė dėmėta spalva ant jos odos. Teisme sakė jos paskirta slaugytoja. Būdinti registratorė daktarė Rachel Lamy yra įspėjama ir po gaivinimo mergaitė greitai atsigavo. Teismas išgirdo, kad komplikacijos įvyko po to, kai Lucy jos kraujo suleido oro, tokiu pačiu būdu, kaip nužudė jos broliai. Tik mergaitė išgyveno. Kūdikis C miršta po to, kai Lucy Ledby per nosies vamzdelį suleido oro į jos skrandį. Jam sustojo širdis. Jis negalėjo kvėpuoti. Birželio 22 dieną Lucy nužudo kūdikį D, tyčia suleisdama oro į jos kraują. Kiek skaičiau, tas kūdikis D, ta mergaitė, buvo 3 kartus kritinės būklės. 2 kartus atsigavo ir tada 3 kartą mirė. Kūdikis M, tai identiškas dvynys kūdikio D, miršta po to, kai Lucy Ledby į kraują suleido oro. Tada kitą dieną, rugpjūčio 5, po kūdikio E nužudimo, Lucy pirmą kartą panaudojo insuliną, kad apnuodytų ir bandytų nužudyti brolį dvynį kūdikį F. Kūdikiui F skiriamas TPN, visos parenterinės mitybos skysčių maišelis, o vėliau netikėtai sumažėjo cukraus kiekis kraujyje ir padažnėjo širdies ritmas. Buvo atliktas jo insulino lygio patikrinimas, kuris parodė įtikinamų įrodymų, kad kažkas jam skyrė insulino, kad jį nunuodytų. Tai čia, kai daktaras Stephen Briery rado tos dokumentus, kiek aš suprantu, tai čia buvo tas būtent kūdikis. Ir dar buvo įsiaiškinta, jog jokiam kitam naujagimiui tame skyriuje nebuvo priskirtas išrašytas insulinas. Ir dėl to niekaip netgi per aplaidumą kūdikis F negalėjo gauti insuliną. Ir kitas šiurpus faktas, jog Lucy mėgino sekti to berniuko E ir berniuko F tėvus Facebook'e. Iki pat kalėdų. Nežinau, kaip jie sužinojo šitą informaciją, bet matyt nesugebėjo nužudyti tą kūdikį ir galbūt taip mėgino jinai sekti, kaip tam kūdikiai sekasi. Rugsėjo 7 dieną Lucy pirmą kartą bando nužudyti kūdikį G, ypač neišnešiotą mergaitę, maitindama ją dideliu pieno kiekiu. Tačiau mergaitė visą tą kiekį išvėmė ir tada nustojo kvėpuoti. Ji perkeliama atgal į ligoninę, kurioje gimė, ir greitai pasveikusi rugsėjo 16 dieną grįžinta į Chesterio ligoninę. Rugsėjo 21 dieną Lucy dar kartą bando nužudyti kūdikį G, per daug maitindama ir 3 kartą suleisdama oro jo skrandį. Ir tą dieną, rugsėjo 21, tą rytą, kai Ledby mėgino permaitinti mergaitė vėl išvėmė viską ir trumpam nustojo kvėpuoti. Tada vėl daktarai mėgino ją atgaivinti, jinai atsigavo ir jos būklė stabilizavosi. Tačiau šiai mergaitai, pagal kiek aš žinau informaciją, kuriai dabar yra 8, dėl šių išpolių yra sunkiai neįgali. Ji negali vaikščioti ar pati valgyti. Tad rugsėjo 30, spalio 12 ir 13 ir tada dar spalio 23 Lucy bando nužudyti kūdikį I. Lucy nužudo kūdikį I 4 bandymu, kai leido dideliu oro kiekį į mergaitės skrandį pro nosies vamzdelį. Vėliau Lucy išsiuntė užuojautos atviruką vaiko tėvams per vaiko laidotuves. Balandžio 9 dieną Lucy Ledby mėgino nužudyti kūdikį L ir M. Lucy dirba dieninėje pamainoje, kai bando nužudyti dvynius berniukus L ir M. Ji duoda neleistiną insulino dozę kūdikiui L ir kol vyksta ta visa ataka tam kūdikiui,
Jie atkreipė dėmesį į kūdikį M ir į jo kraujotaką suleido oro. Ir kūdikis M, tai kaip suprantu, kūdikis L mirė, bet kūdikis M buvo labai arti mirties. Ir kai daktarai atėjo, išgelbėjo, taip sakant, ir per naktinę pamainą jisai stabilizavosi, atsigavo. Tačiau po šio išpuolio patyrė smegenų sužalojimą. Birželio 3 dieną Liusi bando nužudyti vaiką N, praėjus vos dienai po jo gimimo. Naujagimis serga hemofilija, būklė sukelianti sunkų kraujavimą. Liusi naudojo tai kaip priedangą, kad jį užpultų, įkišdama nosies skrandžio vamzdelį į gerklę, taip sukeldama traumą. Ir aš dabar norėčiau paimti tą vamzdelį ir sukišt iki skrandžio, iki žarnų jai. Po šito, kai perskaičiau, tai man reikėjo pailsėti. Birželio 23 dieną Liusi Ledby nužudė kūdikį O, vieną iš trinukų, kuris buvo visiškai geros būklės. Ir Liusi buvo ką tik tai grįžusi iš po savo atostogos Ibizoje su kolegėm ir jinai iš karto grįžusi į darbą nusprendė, kad nori nužudyti vėl. Ir ekspertizė parodė, jog jo kūne buvo didesnis nei įprasta dujų kiekis. Taip pat buvo rašyta, jog jis turėjo blyškę odą su tokiam rūžavom dėmėm. Tad policija pilnai tiki, jog Liusi jį nužudė suleisdama oro į jo nosies skrandžio ten tą vamzdelį. Birželio 24 dieną Liusi nužudė kūdikį P. Praėjus vos 13 minučių po jo brolio mirties. Ir ji tai padaro pumpuodama orą į jo skrandį ir mėgindama permaitinti pienu. Atsiprašau, man tiesiog žiauriai karšta ir nesinoriu vėl skaityti, ką jinai darė tiem kūdikiam. Ir tada dar kaimynam kažką ten reikia daryti. Birželio 25 dieną, labai daug viso to vyksta birželį. Kūdikis Q nukentėjo po to, kai įtariamai jam buvo suleista per daug oro ir kaip įtariama druskos vanduo. Bet vaikas išgyveno. Bet tas viso toks lūžio taškas ir pabaiga atėjo birželio 24 dieną, kai po būtent tų kūdikio O ir kūdikio P mirties. Tad 2016 metais, birželio 24 dieną, penktadienio vakarą, daktaras Stefanas Breyery paskambina budinčiai Karine Reese ir praneša, kad Liusi turi būti pašalinta iš skyriaus, jeigu čia atsimenat visą tą. Karine Reese tvirtina, kad Liusi yra saugi dirbti ir mielai prisiima atsakomybę, jei kas nutiktų kitiems kūdikiams. Kas iš karto nutiko ant kitos dienos. Na ir tada prasidedant ten tie visi patikrinimai, tipo patikrinimai ir Liusi netgi sutiko būti pirmoji, kuriai bus atlikta peržiūra. Na ir tada žinote, kas ten toliau įvyko, ten tas visas tikrinimas, netikrinimas, tada jos perkelimas į kitą ligoninę, tada grąžinimas ją atgal į kūdikių skyrių, tada jinai oficialiai pareiškė, kad maždaug ne, aš noriu atsiprašymą nuo visų daktarų, kadangi mane kaltino, jog aš čia nužudžiau visus kūdikius ir tada visiems liepiam atsiprašyti, bet visi tada maždaug like fuck no, mes skambinam policijai, nes mums jau gana, praėjo 3 metai, niekas nebuvo padaryta ir mes nebenorim daugiau matyti kūdikių mirčių. Ir tada policija ateina ir padaro jau pilną išsamų tyrimą ir tada Liusi uždaroma. Po 3 kartų sulaikymo tik tai uždaroma į policiją. Taip, turiu parodyti, sorry. Kaip karšta. Na ir tada, kaip sakiau, 2020 metais lapkričio 11 dieną Liusi Ledby apkaltinta 8 nužudimais ir 10 kaltinimų pasikėsinimų nužudyti. Jai nebeleidžiama išeiti už užstatą ir jinai uždaryta į policijos areštinę. 2022 metais spalio 10 dieną Liusi Ledby teismo procesas prasideda Mančesterio Korūnos teisme. Ji nepripažino savo kaltės, nei dėl nužudimų, nei dėl pasikėsinimų. Po 9 mėnesių, 2023 metais Liepos 10 dieną, prisiekusiųjų komisija išsiunčiama svarstyti verdikto. Na ir tada 2023 metais, rugpjūčio 18 dieną,
Pagaliau yra pripažinta kalta dėl 14 iš 22 jai pateiktų kaltinimų. Ir kaip sakiau, po tų visų areštų policija atliko kratą jos namuose. Ir jie rado keletą dokumentų, ne keletą šiaip tai dokumentų, tafiga dokumentų, kurie ir padėjo iškelti šitą visą bylą. Jos namas Česteryje buvo nusėtas nerimą keliančiais užrašais ir oficialiais Liusi saugomais dokumentais, kurių daugelis buvo susijęs su kūdikiais, kuriuos ji vėliau nužudė arba bandė nužudyti. Žodžiai, aš nenusipelniau gyventi, aš nužudžiau tuos tyčia, nes nesu pakankamai gera, kad galėčiau jais rūpintis, buvo rasta ant kai kurių jos tokių mini užrašėlių. Tarp daiktų rastų po Liusi lovo taip pat buvo raštelis su vaistais duotiems berniukui, kuris atsigavo, pasveiko, kai jį bandė jį nužudyti. Dar rado maišus su oficialiais ligoninės dokumentais, kuriuos jį laikė namuose ir garaže. Ji neigė, kad juos laikė kaip savo išpolio suvenyrus. Popierinis rankšluostis ir vaiko M kraujo dujų rodmuo buvo rastas Morisono krepšyje Liusi miegamajame po jos sulaikymo. Tame pačiame maiše taip pat buvo keletas pamainos perdavimo lapų, kurie taip pat neturėjo išeiti iš ligoninės. Liusi Ledby iš viso turėjo 257 tokius lapus, bylas, visokius ten tokius maždaug informacijos dalykėlius, kuriuose buvo nurodyti jos prižiūrimų vaikų vardai. Likus 2 metams iki baudžiamojo proceso teisėja Corinne Stein uždraudė identifikuoti aukas iki jų 18 gimtadienio. Tačiau aš nemanau, jog reikia visuomeniai žinoti, kas jie, nebent patys vaikai norės ateiti ir papasakoti savo istoriją. Ką jiems padarė Liusi ir kaip tai įtakojo jų gyvenimą. Ir netgi keletas tų visų daktarų, tų visų kolegų taip pat paprašė anonimiškumo. Vienas iš jų buvo daktaras, kuris atseit turėjo romantiškus santykius su Liusi, nors jisai buvo vedęs. Atsimenat, kai sakiau budintysis konsultantas, atsiminkit šitą. Tai čia buvo šitas daktaras. Nėra aišku, kodėl jinai vos nepastoviai puldavo tik tai dvynukus ir trinukus, tačiau buvo pastebėta, jog tas budintysis konsultantas dirbdavo toje pačioje pamainoje, kai Liusi mėgindavo nužudyti vaikus arba nužudydavo vaikus. Ir teisėjas sutiko su tuo, nes daug svarbiau yra gauti parodymus, nei paviešinti šių daktarų vardus. Ir kitas dalykas, tas daktaras neigė, jog turėjo romantiškus santykius su Liusi, kaip ir pati Liusi neigė tai. Tad buvo liudininkų parodymų, įskaitant kolegų ir pačių tėvų, kurie susidūrė su Liusi išpoliais. Vienos iš aukų motina sakė, kad ji prisiartino prie Liusi, bandančios nužudyti jos kūdikį, o ji, kai motina mėgino ją patraukti, pasakė, pasitikėkite manimi, aš esu slaugytoja. Kita motina įėjo išgirdusi savo kūdikio rėkimą ir pamatė, kad jos vaikui aplink burną buvo kraujo, o kambaryje buvo tik tai Liusi. Motina sakė, kad nepaisant akivaizdaus kūdikio kančios, Liusi tiesiog šypsojosi ir nieko nedarė dėl to. Žinote, kai atrodo, kad kažkas nori atrodyti užimtas, bet iš tikrųjų nieko nedaro, sakė motina. Liusi liepė mamai grįžti į palatą, į kitą kambarį, tačiau kūdikio būklė netrukus pablogėjo ir vėliau mirė ant tėvų rankų. Pomirtinis nebuvo atliktos, o tai galėjo parodyti, ką ji jam padarė tuo metu. Po to Liusi išmaudė mirusi kūdikį, jo tėvų akivaizdoje. Kita kūdikio mama mirusio 2015 metais spalį papasakojo apie nepatogią patirtį, kai Liusi maudė vaiką. Pasakodama, Liusi Ledby ir kita slaugytoja manęs paklausė, ar aš noriu išmaudyti savo kūdikį. Kol mes ją maudėme, grįžo Liusi. Ji šypsojosi ir toliau pasakojo apie tai, kaip jai buvo pirmas maudymas ir kaip tai patiko mūsų dukrai. Norėjau, kad ji tiesiog nustotų kalbėti. Liusės apsėdimas šiam kūdikiui ir jos šeimai vėliau tęsėsi. Jie išsiuntė užuojautos atviruką tėvams po kūdikio mirties, kaip pasakojo. Policija įsiaiškino, jog po kiekvieno karto, kai Liusi nužudydavo vieną iš kūdikių, jinai siųsdavo žinutes savo kolegoms ir netgi kartais tėvams. Ji paklausė vieno, kaip suprantu kolegos, kaip tokie sergantys kūdikiai išgyvena, o kiti tiesiog miršta taip staiga ir netikėtai. Liusi taip pat pasakė kolegijai, kad vaiko A nuvežimas į morgą buvo sunkiausias dalykas, kurį jai kada nors teko padaryti.
Teismo metu taip pat paaiškėjo, kad Liusiai nekartą teko liepti neįeiti į kambarį, kuriame silvartavo vienos iš aukų tėvai. Liusi pasakė, visada aš, kai tai atsitinka. Liusi gynėjas teigia, kad Liusi buvo prastos ir žlugusios sistemos dalis, jog prielaida, jog kažkas galėjo tyčia tai padaryti, tai yra sutapimas ir užimtos ligoninės, kuri neturi pakankamai darbuotojų kaltė, o ne jos buvimo progos. Ir tai, jog negalima kaltinti tik vieną asmenį. Gynyba dar mėgino įrodinėti, kiekvieno ten maždaug berniuko ar mergaitės mirtis ar pasikėsinimus. Ir atsimenat tą, kur sakiau, kur su vamsdėliu pradraskė. Jie mėgino aiškinti, jog vamsdelis buvo netinkamas, jog vamsdelis buvo per didelis kūdikiui duotas skirtas, jog tai buvo tiesiog aplaidumas, jog turėjo skirti atseit mažesnį ar kažką tai tenais. Ir kitų kartų mėgino teikti, jog vaikas natūraliai turėjo per didelį insuliną savo kūnelyje. Bet Liusi kolegos paneigė tai. Dabar tie rašteliai, kur policija rado pas ją namuose, gynyba įrodinėjo, kad šie rašteliai buvo siaubingas jaunos moters išsiliejimas iš baimės ir nevilties, kai jis suvokė, kas apie ją sakoma. Jeigu jūs kaltintų naujagimių nužudimu, ar jūs nerašytumėte tokius dalykus? Nesąmonė visiška. Niekas, kuris yra kaltinamas tokiais dalykais, nerašytų, aš juos nužudžiau. Ir čia galbūt bus anglų toksai mano durnas vertimas, bet pati Liusi davė parodymus teismui 2023 metais gegužę, apsiverkusi ir tvirtindama, kad ji buvo priversta jaustis taip, jog ji nekompetentinga. Paklausta, kodėl ji parašė, aš esu blogis, aš tai padariau, ji sakė, tuo metu jaučiau, kad jei padariau ką nors blogo, vadinasi, turiu būti toks piktas, baisus žmogus. Kažkaip buvau nekompetentinga ir padariau kažką blogo, kas paveikė tuos kūdikius. Bet tai tu vis vien nerašai, kad ir kaip tu jautiesi, tu nerašai tokius dalykus, kad aš bloga, aš nužudžiau tos vaikus. Tu rašai tokius dalykus, kaip galbūt tai buvo mano klaida, galbūt aš turėčiau save kaltinti dėl šių vaikų nužudimus. Bet netiesiai šviesiai aš tai padariau. Tai paveikė jos psichinę būseną. Ir ji dar teigia, kad kai daktarai pradėjo ją kaltinti dėl kūdikių mirties, tai paveikė jos psichinę būseną. Psichinę sveikatą, sakydama, nemanau, kad būtų galima apkaltinti kažko blogesnių už tai. Tiesiog pasikeičiau kaip žmogus, pablogėjo psichinė sveikata, jaučiuosi izoliuoto nuo savo draugų padalinyje, ligoninėje. Pasitikėjimo savimi požiūriu tai mane privertė klausinėti visko apie save. Ir aš dalies suprantu, kaip tai gali nutikti, jeigu tu tikrai esi nekalta, tai taip. Jausiasi biškai izoliuota. Tačiau mes turime per daug įrodymų, tad Ir per mano gimtadienį, kuris yra rugpjūčio 21 dieną, tai yra 2023 metais rugpjūčio 21 dieną, Liusi buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos. Tai yra pati griežčiausia Anglijos bausmė. Ir jie yra 4. moteris gavusi tokią bausmę čionais Anglijoje. Ir likusias dienas jį praleis HMP Low Newton kalėjime, Durhame, kuris taip pat laiko Baby P mamą ir Rose West, kaip ir kitas žudikės. Liusi Ledby nusprendė nedalyvauti nuosprendžio priėmimo posėdėje, todėl negirdėjo pareiškimo apie aukas ir jos pačios nuosprendį. Atsakydamas, Teisingumo valstybės sekretorius Aleksas Čalkas parašė, kad vyriausybė turi išnagrinėti galimybės kuo greičiau pakeisti įstatymą, kad būtų priversta kaltinamuosius dalyvauti priimant nuosprendį. Aš apie šitą informaciją nežinau, aš galvau, kad kiekvienas kaltinamasis turi į kiekvieną posėdį atvykti. Pasirodo, tau to nereikia daryti. Liusi tėvai, kurie dalyvavo per visą jos teismą, taip pat nedalyvavo jos nuosprendžio posėdėje, bet jie dalyvavo visur kitur ir iki šiol tiki, jog Liusi nekalta. Česterio grafienės ligoninės slaugos direktorė Alison Kelly pašalinta iš savo pareigų. Ir nežinau, ar ten tas Ianas irgi pašalintas, bet man regis jau praėjo mėnuo laiko. Man regis jau jie visi ten tie, kurie nekreipė dėmesį, kai ateidavo daktarai ir skųsdavosi dėl Liusi, aš tikiuosi, kad jie visi pašalinti ir daugiau niekados gyvenime nedirbs kaip daktarai. Tad mes nežinome, kodėl Liusi tai padarė, tačiau per tą teismo nagrinėjimą buvo pasiūlyti
Buvo pasiūlyta keletas dalykų. Vienas iš jų, ką tik vandens atsigeriu, sorry. Vienas iš jų nuobodulys. Kitas, kad jie jausdavo susijaudinimo žudant ir kad jai patiko vaidinti dievą. Kitka, jog jį mėgo kontroliuoti viską, net kada kas mirs. Kitka, jog jinai mėgino atkreipti ten to gydytojo konsultanto dėmesį, bet tiek jisai, tiek jinai neigė, kad jie ten turėjo kažkokį tai romaną. Kitka, kad jinai norėjo visų kitų darbuotojų dėmesio, kad maždaug, kaip tu laikais, ar tu viskas gerai, gal tu reikia pailsėti, gal tu nori kokią savaitę laiko išeiti mini atostogų ar kažkas tai. Kitas, kas mane labai sudomino, tai yra tėvų teorija. Nes Liusi visą gyvenimą buvo mylima savo tėvų, prižiūrėta, kuo puikiausiai. Ta prasme, viskas buvo jai duota. Ir kai jinai pagaliau išvyko gyventi ant savo šiknos, taip sakant, jai pritrūko tos meilės. Nesvarbu, kiek jinai ten draugių turėjo, ten kolegų turėjo ir ką jinai ten beveikė, kokiais hobiais užsiiminėjo. Jai paprasčiausiai trūko tos meilės, tos šilumos, kurią jinai gaudavo tik tai tada, kai jinai nužudydavo tos kūdikius. Kai ateidavo tie kolegos, galbūt netgi patys tėvai, gal šiaip kokie tai kiti draugai, ir klausdavo, ar tau viskas gerai. Bet aš manau visiems, kad tai neturėjo kažkaip būti susijęta su meilės jausmu, nes tai daugiau užuojauta, negu ten tas toks rūpinimasis / meilė, bet ką aš žinau. Tačiau Loughborough universiteto kriminologijos dėstytojas Dominic Wilmot sakė, manantis, kad kai kurie slaugytojos tekstai rodo, kad po kūdikių mirties jį norėjo sulaukti užuojautos. Praėjus savaitę jis sakė, kad ją galėjo paskatinti patologinis dėmesio ir užuojautos troškimas, kad ir ką tai bereikštų. Vienas su byla susijęs psichologas Mail Ledby sakė, kad Lucy slaptas narcizas. Tokie narcistai patys nežino, jog tokie yra ir visaip stengiasi patraukti aplinkinių dėmesį bei kontroliuoti savo aplinką. Viskas tik tai aš, mi. Bet, gerai, aš, duokit man dėmesio. Bet jinai tai buvo save apsupusi su savo ten draugais, kolegiam, skrisdavo į bizas, šokio pamokos, sportai, ta prasme, darbe pastoviai bendraudavo su visais. Tai kada ir kodėl jai pritrūkdavo to dėmesio, kad jinai turėjo ir privalėjo nužudyti tuos vaikus. Nemanau, kad tai yra kažkoks tai dėmesio trūkumas ar buvimas narcisistu, aš tiesiog manau, kad jai tikrai kažkas tai psichologiškai negerai. Tačiau ką manote jūs? Kokiagi vis dėlto buvo Lucy motyvacija? Nes ji vis dar save skaito nekalta. Tad galbūt tai nėra labai įdomi informacija kažkam tai, tačiau čianais, jeigu tu esi NHS darbuotojas ir jeigu tu padarai kokį nors nusikaltimą, ypač tokį, kur sunkiai kenkia valstybės ar gali rimtai prarasti pasitikėjimo valstybės tarnybą, tu automatiškai prarandi pensiją. Ir Lucy prarado savoje. Bet Lucy sėdės iki gyvenimo galo, jei taip ir taip tos pensijos nereikia. Yra žmonių, dabar taip, yra žmonių, kurie tiki, jog Lucy yra nekalta. Ir tai ne vien tik tai jos tėvai. Yra pilna visa organizacija, kuri tiki jos nekaltumu. Lėšų skirtų Lucy Ledby apeliacijai rinkimų kompanija teigia, kad slaugytojos teistumas gali būti didžiausias Anglijoje kada nors matyta teisingumo klaida. Lucy turi teisę apskųsti nuosprendį iki gyvos galvos, nors sėkmingi apeliaciniai skundai dėl šio nuosprendžio yra labai reti. Jos teisininkų komanda dar neatskleidė ar ketina skųsti apeliaciją, tačiau kompanijos dalyviai teigintys, kad ji neturėjo teisingo teismo proceso, jau renka visuomenės paramą projektui pavadintam Science on Trial. Pagrindinis kompanijos, kuriai vadovauja Kalifornijoje įsikūrusi biotechnologijų startuolių mokslinė konsultantė Sarita Adams, tikslas yra užtikrinti, kad moksliniai įrodymai būtų atsakingai naudojami baudžiamojo teisingumo sistemoje. Ir kiek aš skaičiau, kiek aš žiūrėjau, jie dar nepradėjo rinkti lėšų ir ar iš viso visas tas dalykas nutiks. Aš manau, jog policija tyrusi visus metus Lucy rado užtektinai įrodymų ją nubausti, atitinkamai ją nubausti. Bet atsiranda vis dėlto tokių žmonių. Bet kas ten žino? Kas jeigu jinai iš tikrųjų yra nekalta?
Karūnos prokuratūra SPS, The Crown Prosecution Service, pranešė, kad rugsėjo 25 dieną Mančesterio karūnos teisme vyks posėdis, kuriame bus nuspręsta, ar persvarstyti neišspręstų bylų susijusių su 5 kūdikiais nužudimu ir pasikėsinimu nužudyti. Tad tai vyks už 15 dienų ir aš nežinau, ar jūs norite kokiu nors update šio video, nes manau vis vien tiek anglai, tiek lietuviai kažkaip seka šią bylą. Vis dėlto tai yra didžiausias, blogiausias nusikaltimas, kad nors matytas Anglijoje. Nežinau, ar visi pritarė tokiam pasakymui, bet aš bent jau pritariu, kadangi tai yra kūdikiai, tai yra leliukai, beibiukai, kuriems reikia tavo priežiūros, o ne švirkšt orą, mėgint permaitinti pieno ir žalot iš vidaus kūdikį, kuris nieko negali padaryti. Bet aš manau, jog būtų teisinga peržiūrėti visas tas neišspręstas bylas. Tiesiog dėl pačių tėvų ramumo. Nes mes turime lietuvių porą, kuri davė tokį mini interviu, sakydami, kad kai jų vaikas mirė, Liusi buvo viena iš tų slaugytojų. Ir jie nori, kad jų byla būtų peržiūrėta taip pat kaip ir visos kitos. Telegraph kalbėjosi su 2 šeimomis, kurios baiminasi, kad Lucy Letby galėjo būti susijusi su jų kūdikių mirtimis. Viena iš jų, Lietuvos pora, mano, kad Letby galėjo rūpintis jų dukra prieš jai mirštant 2015 metais rugsėjį. Ir kaip atsimenat, tai 2015 buvo pats tas įkarštis Liusiai. Lietuvių šeima iškvietė detektyvus iš naujo išnagrinėti jų dukters bylą. 2 dienų kūdikis ligoninėje mirė 2015 metais. Tėvas sakė atpažinęs Lucy Letby veidą per teismo procesą, o tai pakurstė įtarimą, kad slaugė galėjo būti susijusi su vaiko mirtimi. Mažylė tėvų prašymų apibūdinta tik kaip M, gimė praėjus kiek daugiau nei 40 savaičių po sveiko nėštumo. Jos motina teigia, kad gimdymas nevyko pagal planą. Dukra gimė per skubų Cezario pjūvį 2015 metais rugsėjo 2 dieną. Gydytojai nerimavo, kad kūdikis gali užsikrėsti infekciją, todėl perkelė ją į inkubatorių naujagimių skyriuje, kad būtų stebima ir gydoma antibiotikais. Netrukus jie pranešė, kad mergaitei jau gerėja. Tačiau rugsėjo 4 medikai pažadino motiną vidury nakties, kad praneštų, jog jos dukrai labai pablogėjo sveikata. Gydytojai bandė gaivinti mergaitę, bet kūdikis mirė. 2017 metais policija kreipėsi į šeimą dėl dukters mirties. Motina prisimena, kaip pareigūnas sakė, kad jie tyrė įtarimų sukėlusius slaugytojos veiksmus, nes įvyko daug panašių atvejų, kai kūdikiai mirė dėl širdies ir plaučių problemų. Todėl esą kilo įtarimų ir dėl lietuvių poros dukters. Paskui jiedu grįžę į Lietuvą sulaukė dar kelių elektroninių laiškų iš kito pareigūno, tačiau vėliau daugiau jau niekas su jais nesusisiekė. Pora Lucy Letby teismas stebėjo iš Lietuvos, kur dabar gyvena, ir pradėjo domėtis, kokiamis aplinkybėmis mirė jų dukra. Pirmoji pomirtinė dukros apžiūra nieko neatskleidė, bet antroji parodė, kad ji turėjo retų širdies ir plaučių defektų. Problema nebuvo pastebėta prieš gimdymą ir tai paskatino motinos įtarimą, kad kažkas tyčia sukėlė jos dukters mirtį. Netikiu, kad tai buvo kažkokia širdies yda, The Telegraph kalbėjo dabar jau 29 metų vyras, susilaukęs dar 2 vaikų. Dabar, kai Lucy Letby nuteista, šeima nori, kad byla būtų atversta iš naujo. Mes buvome šoke. Kilo tik vienas klausimas, kodėl taip atsitiko, sakė lietuvė. Tad taip, kaip ir sakiau, reikia peržiūrėti visas bylas tiesiog dėl tėvų psichinės gerovės, sakyčiau. Ok, eikim toliau, nes yra dar keletą informacijos susijusios su Lucy. Ir ne tik. Tad kol vyko visas teismas, Lucy nusprendė parduoti savo namą, kurį nusipirko Dean Porter, vėjo turbinų technikas, už 201 000 svarų 2019 metais. Jis žinojo, kam priklauso namas, bet nerūpėjo kas ir kaip. Taip pat jisai atsisakė komentuoti, kaip jisai jaučiasi gyvendamas žmogaus, kuris atliko tokius šlikščius nusikaltimus prieš kūdikius. Ir jisai tiesiog pasakė no comments. Ir taip pat pranešta, kad kai jinai pardavė namą, jeigu atsimenat, jinai turėjo 2 katinus. Ir tie katinai pasirodo buvo atiduoti į prieglaudos namus. Ir niekas nežino, ar jie tebėra tenais, ar kažkas jiem nutiko, ar juos vis dėlto priglaudė
kita šeima. Gaila, kad va šita informacija nėra tiesa, nes Facebook'e pasklido nuotrauka, kurioje buvo parašyta, jog Liusi atsidūrė ligoninėje. Kai ją uždarė į kalėjimą, kažkas tai ją sumušė, iš kitų kalinių sumušė ir jinai atsidūrė ligoninėje. Vienas iš straipsnių rašė, kad jos veidas ir kaklas supjaustytas, jog ji buvo apipilta verdančių vandeniu su cukrumi. Kitas teigia, kad buvo oficialiai patvirtinta, kad Liusi iš dalies prarado regėjimą vienoje akyje ir jai perpjautas kaklas. Bet dėja Teisingumo ministerija patvirtino, jog ši informacija yra neteisinga. Ir visa tai tiesiog buvo daroma, kad gaut, kaip aš suprantu, bent jau tokia mano nuomonė, kad būtų dalinamasi tais straipsniais, nes vis dėlto dėmesys. Tad dėja, fake news. Kitas dalykas, pasklido nuotrauka internete vieno iš to kalėjimo kamerų, kaip atrodo, kuri nėra didesnė nei universiteto kambariukas mini, bet tai sukėlė pasipiktinimą, kad ji nemiega ant betoninių grindų, kai kurie žmonės klausia. Žmonės liko pasipiktinę, pamatę tariamos kalėjimo kameros nuotrauką, kurioje Liusi Ledby praleis likusį gyvenimą. Kameros nėra gerai įrengtos, tik lovo, tualetas ir kriauklė. Režimas ribotas, tik valandą per dieną lauke ir pusvalandis kasdieniams užduotėms, pavyzdžiui, dušas ir taip toliau. Kaliniams leidžiama savo kamerose jaustis svetingai, tačiau dėl savo nusikaltimų pobūdžio Liusi tikriausiai iš pradžių liks kalėjimo segregacijos skyriuje, praneša Mirror laikraštis. Ten jai bus pateiktas reintegracijos planas, kuris galiausiai leis gyventi savo kameroje tarp kitų kalinių. Ir iš šių dviejų straipsnių, kur vienas yra patvirtintas, kad yra visiškai netiesa, o antras tiesiog taip gali atrodyti jos kambarys. Ir dėl to dabar žmonės maždaug skundžiasi. Visi mėgina naudotis šią situaciją dėl visų tų paspaudimų, dėl visų tų dalinimuose, dėl tiesiog. Ir aš puikiai suprantu, nes, aš darau video kalbėdama apie šią bylą. Jeigu niekas nežiūrėtų mano video, jeigu niekas nekomentuotų po mano video, tai aš jų ir nedaryčiau. Bet aš jau geriau dėsiu savo like, comment, share ir panašiai ant straipsnių, kurie nemeluoja, kurie neskleidžia desinformacijos. Bet tai tik tai dar kartą priminė, jog negalima tikėti viskuo, kas yra internete. Na ir paskutinė mini informacija, mini faktas. Paaiškėjo, kad Chester City sirgaliai tyčiojosi iš varžovų Hereford United sirgalių Liusi Ledby skandavimu per rungtynes tarp klubų. Futbolas. Čia angliškas labai mėgstamas sportas. Neįdomu man. Ir jie čantino Liusi Ledby, she's one of your own. Kad tipo Liusi Ledby yra viena iš jūsų. Ir aš nemanau, kad tai yra teisinga daryti. Vien dėl to, kad Liusi gimė būtent tame mieste, negalima kaltinti to miesto futbolo komandos ir skanduoti, kad jie yra tokie pat blogi kaip Liusi. Aš nemačiau to video, aš nemačiau tos skanduotės, bet aš tikrai pamatysiu, kai redaguosiu šitą video. Bet štai jisai, jeigu rasiu. Ir dabar yra peržiūrimos vaizdo kameros, visa filmuota medžiaga, bandant atrasti žmonės, kurie dainavo, čantino, skandavo šitą visą eilutę, norint juos nubausti. Nežinau, kokia bausmė tai gali būti ir ar pavyks iš viso kažką tokio padaryti, kaip nubaus žmonės, kurie skandavo tai, bet jo, nėra gražu, nėra cool. Ir štai atėjome prie pabaigos ir tai yra visa informacija, kurią mes žinome apie Liusi. Turbūt tikrai pasirodys daugiau visokių straipsnių, tokių įvairesnių, nebūtinai apie ją kalbančių, bet susijusių su ją. Nemanau, jog verta daryti antrą dalį, nebent kažkas tai naujo atsirastų jos byloje, kažkas tai kito, pavyzdžiui, kad Liusi yra nekalta ar kažkas tai tokio, tai tada visi vėl pradės kalbėti apie tai ir, žinoma, aš tada padaryčiau antrą dalį, bet aš netikiu. 99% manyje sako, jog Liusi yra kalta, jog jai reikia ištirti, patikrinti jos psichologinę būseną. Nes kitas dalykas, žmonės komentaruose ir visur kitur kalbėjo, kad Liusi namai atrodė labai vaikiškai apdekoruoti. Taip, jinai mėgo snieguolę ir 7 nykštukai, todėl turėjo keletą ten statulėlių ir visų kitų dalykų, kad jos patalinė turėjo blizgučių ar ten kažką tai tokio, kad jinai turėjo pliušinių žaisliukų. Tačiau nereikia smerkti iš karto žmogaus.
Taip, galbūt tai parodo, jog ji turėjo vaikišką mąstymą, bet tai nereiškia, jog tai būtų tas vaikiškas mąstymas būtų privedęs prie, kad, žudimas, viskas tvarkoj. Ne. Tad būtų įdomu pamatyti, kaip čia viskas toliau tęsis, nes mes visien kalbam apie Tantą Rose iki šių dienų. Aš nepadariau video ir aš nemanau, kad darysiu apie Rose, nes, daug kas ir taip jau yra padarę ir manau, kad ta visa jos ką jinai ten padarė, visi jau ir taip žino. Tiesiog Lucy buvo pati naujausia byla ir turbūt pati žiauriausia, kaip sakiau, kurią čia Anglija matė. Bet jo, pasakykit, išsakykit visą savo nuomonę komentaruose. Davai paheitinam ją visi kartu, kaip komanda. O aš einu į šaltą vonią pagulėti. Nes šiandien yra palėpinis kambarys ir aš tiesiog visa žliaugiu. Nežinau, ką daryti. Reikės žaliuzę susidėti ar kažką tai. Langas uždarytas dabar vien dėl to, kad aš filmuoju ir aš nenoriu tų visų garsų, nes turbūt jau ir taip girdėsis visas tos mašinos, kadangi buvo piko metas. Bet jo, šiaip vieta patinka, tikiuosi, kad pradėsiu daugiau daryti, dažniau daryti video, gal netgi ilgesnius. Visai norėčiau pradėti vloginti, kadangi aš turiu pagaliau savo namus, savo chatą mini, kad ir kokia jinai baisi, negraži ir karšta, bent jau turėsiu daugiau laisvės kažką tai daryti naujo. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų visų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!